Tiesiam ranką keliam koją, pasilenkiam, tūpiam stojam. Šuoliukai, 1, 2, 3. O dabar tarsi malūnai, sukame rankas ir kūną, kol prakaitas ištrys. Čia linksmybės ir nuotykiai vyksta, tik tai tu ant pagalvės minkštos, pramiegosi gyvenimą visą, jei kasdien nedarysi mankštos. Pramiegosi gyvenimą visą, jei kasdien nedarysi mankštos. Tiesiam ranką keliam koją, pasilenkiam, tūpiam stojam. Šuoliukai, 1, 2, 3. O dabar tarsi malūnai, sukame rankas ir kūną, kol prakaitas ištrys. Hei, tiesiam ranką! Hei, keliam koją! Šuoliukai! 1, 2, 3. Tiesiam ranką keliam koją, pasilenkiam, tūpiam stojam. Šuoliukai! 1, 2, 3. O dabar tarsi malūnai, sukame rankas ir kūną, kol prakaitas ištrys. Tiesiam ranką keliam koją, pasilenkiam, tūpiam stojam. Šuoliukai! 1, 2, 3. O dabar tarsi malūnai, sukame rankas ir kūną, kol prakaitas ištrys. kelis klausimus. Taip, pirmą prisistatykite, kuo jūs vardu ir kuo jūs norėtumėte būti užaugusi. Mano vardas yra Ela, aš užaugusi norėčiau būti veterinore ir gydyti gyvūnus. Gerai. Sekantis klausimas. Koks linksmiausias prisiminimas iš pirmos ir ketvirtos klasės? Mano linksmiausias prisiminimas buvo, kai mes visi kartu miegojame mokykloje. Gerai.
Ir paskutinis klausimas būtų, kuo jums patiko mokytoja Rita ir ką jūs jai palinkėtumėte? Man patinka mokytoja Rita, dėl kad jinai turi humoro jausmą, jinai yra pagarbi, empatiška ir turi daug kantrybės. O tas paskutinis klausimas, tai buvo linkiu aš mokytojai stiprybės, kantrybės ir džiaugsmo kiekvienoje dienoje. Jeigu kiekviena pamoka jai būna ne tik darbas, bet ir malonumas. Aha, gal dar kažką palinkėsite? Aš dar mokytojai linkiu gerų atostogų ir aš linkiu, kad jai jos pirmokai nenervintų ir paklusnus ir geri būtų. Nu, ačiū už jūsų palinkėjimus ir iki malonaus. Aš užaugus noriu dirbti gyvūnų prieglaudoje. Aš atsimenu per visus mokslo metus nakvynės mokykloje ekskursiją į Klaipėdos delfinariumą. Man labai patiko mokytoja Rita. Jis yra įdomi, linksma, renka geras ekskursijas. Noriu jai palinkėti sėkmės, laimės ir visko, ko geriausia. Kuo noriu būti užaugęs? Užaugęs norėčiau būti verslininku, vaidinti filmuose ir bent jau parašyti vieną knygą. Papasakok linksmą prisiminimą nutikusį 1-4 klasėje. Dabar taip greit neatsimenu, bet visas praleistas laikas klasėje buvo kaip vienas didelis nuotykis. Dėl ko tau patiko mokytoja Rita? Mokytoja Rita man ne vien dėl to patiko, kad ji gerai praveda pamoką ir gerai mokina, bet dėl to, kad ji yra geras žmogus, su ja faina keliauti, su ja faina bendrauti ir labai matosi, kad ji visada pasiruošia pamokai, nes pamokos visada labai įdomios. Ko palinkėsiu mokytojai? Visų pirma, mokytojai norėčiau palinkėti gerų pirmokų ir sėkmės asmeniniam gyvenime. Visko, kas gera. Aš noriu būti užaugusi veterinarė. Mano linksmas prisiminimas yra iš 4 klasės, kai apgavo mokytoją su visa klasė, kai nepadarė namų darbų ir jinai patikėjo. Man mokytoja patinka, nes jinai yra maloni, gera širdė, linksma ir jinai sugalvojo daug įdomybių. Palinkėčiau jai kupinos džiaugsmo, stiprios sveikatos, meilės bei visokių daug akimirkų. Kuo nori būti užaugusi? Aš užaugusi noriu būti stilistė. Papasakok kokį linksmą prisiminimą iš 1-4 klasės. 4 klasėje mes apgavom mokytoją ant balandžio 1 ir jį patikėjo. Dėl ko tau patiko mokytoja Rita? Ji man patiko, nes ji labai nuoširdė. Ko palinkėsi mokytojai? Palinkėsiu gerų naujų pirmokų. Kuo nori būti užaugęs? Futbolininku. Papasakok kokį linksmą prisiminimą iš 1-4 klasės. Kai nakvojome mokykloje, Kas labiausiai patiko? dėlionę, Dėl ko patiko mokytoja Rita? kad gerai išmokė ir buvo gera. Ko palinkėsi mokytojai? Kad gerai išmokytų kitus vaikus ir gerai mokytų. Kuo nori būti užaugęs? Aš norėčiau būti užaugęs statybininku. Papasakok kokį linksmą prisiminimą iš 1-4 klasės. Man pati linksmiausia iš pačios 1 klasės buvo pati pirma ekskursija. Pavyzdžiui, kai pasisėdė ant supinių, supiesi ir atrodo, kad krenti iš aukšto pastato. Ir buvo labai smagu. Dėl ko tau patiko mokytoja Rita? Man mokytoja Rita patinka, nes daug įdomybių pripasakoja arba sugalvoja. Ir ko palinkėsi mokytojai? Aš mokytojai palinkėčiau gerų mokinių, sveikatos ir kad gerai praleistų laiką su šeima. Kuo nori būti užaugusi? Užaugusi norėčiau būti veterinarė, nes labai myliu gyvūnus. Kas labiausiai patiko pradinėse klasėse?
Labiausiai patiko ekskursijos, taip pat vakaroti mokykloje, dar jogos ir šokių pamokos su Rita. Dėl ko tau patinka mokytoja Rita? Ji linksma, kūrybinga, kartais griežta, draugiška ir veikli. Ko palinkėsi mokytojai? Linkiu mokytojai kantrybės, neišsenkamos energijos ir kūrybingumo. Pasiilgsiu jūsų. Labas, Benai. Sveiki. Kuo nori būti užaugęs? Užaugęs norėčiau būti futbolistu. Papasakok kokį linksmą prisiminimą iš 1-4 klasės. Linksmiausi mano prisiminimai nuo 1 iki 4 klasės yra, kai su klasės draugais ekskursijose leisdavome laiką, visi kartu pateikdavome naujų įspūdžių ir tiesiog buvo linksma. Dėl ko tau patiko mokytoja Rita? Man mokytoja Rita patiko dėl to, kad ji nuoširdi, gera, linksma, teisinga. Ko palinkėtum mokytojai? Mokytojai Ritai noriu palinkėti sveikatos, kantrybės ir gerų mokinių. Ačiū už puikius atsakymus. Aš užaugusi noriu būti kirpėja. Mano prisiminimas yra, kai kiekvieną rugsėjo 1 mes susitinkam ir žaidžiam žaidimus. Man mokytoja Rita labai patinka, nes jinai yra labai gera, labai mus gerai moko, labai įdomi ir ypatinga. Aš mokytojai noriu palinkėti, kad jai būtų geri 4 metai su kitais vaikais. Kuo nori būti užaugusi? Aš noriu būti užaugusi gaisrininkė. Papasakok linksmą prisiminimą. Mano linksmas prisiminimas yra iš 2 klasės, kai darėme žiūrstus. Dėl ko tau labiausiai patiko mokytoja? Man labiausiai patiko mokytoja, nes ji labai gerai išmokė matematiką. Ko palinkėsiu mokytojai? Aš mokytojai palinkėsiu sėkmės, džiaugsmo ir kad kitąmet gerai su kitais vaikais dirbtų. Aš norėčiau užaugęs būti advokatas. Man labiausiai patiko apie mokytoją Ritą, kad jinai sukurdavo įdomias ekskursijas. Mokytojai norėčiau palinkėti, kad kita klasė klausytų per pamokas. Sveiki, aš Domantas. Norėčiau būti užaugęs motokroso pasaulio čempionas ir gerų trenerių. 1 klasėje linksmiausias dalykas buvo, kai su draugu susitrenkėm galvom. Noriu mokytojai palinkėti, kad būtų energinga, kad sektųsi taip gerai mokyti, kaip mane mokino ir kad išbūtų su kitais pirmokais. Man Rita mokytoja patinka, nes jinai energinga, linksma, gerai išmoko mumis visus 24 vaikus. Sveiki visi, aš esu Ugnė, mokausi Šalnamiesčio progimnazijoje, Kėdainiuose. Mano mokytoja yra Rita. Kuom norėtum būti užaugusi? Užaugusi aš norėčiau būti arba pradinių klasių mokytoja, arba darželio auklėtoja. Papasako kokį linksmą prisiminimą iš 1 iki 4 klasės. 4 klasėje man labiausiai patiko zoologijos sode, kai mes buvom edukacijoje apie išnykstančius gyvūnus. Man ten labiausiai patiko, kaip ta moteris labai mus juokingai kalbino, taip įdomiai aiškino viską ir kai mes žaidėm tą žaidimą. Dėl ko tau patinka mokytoja Rita? Nes jinai labai viską gerai išdėsto, būna kartais griežta dėl to, nes jei kažko nepadarom ir nori išmokyti ir dėl to, kad galima su ją pasikalbėti. Ir ko palinkėtų mokytojai? Gerų naujų pirmokų ir naujų metų. Andriukai, kuom tu norėtum būti užaugęs? Užaugęs aš norėčiau būti profesionaliu krepšininku. Papasakok, prašau, kokį nors linksmą prisiminimą iš 1 ar 4 klasės. Prisimenu, kai 1 klasėje mokytoja buvo išdalinus mažus kamuoliukus. Dėl ko tau labiausiai patiko mokytoja Rita? Man labiausiai patiko mokytoja Rita dėl jos šokio. Jinai mokino mus, kitus vaikus ir dalyvavo
visokių šokių turnyruose. O ko norėtum palinkėti mokytojai? Norėčiau palinkėti mokytojai Ritai kitais metais turėti gerus mokinius. Kuom norėtum būti užaugęs? Futbolo treneriu. O kokį linksmą prisimeni nuotykį nuo 1 iki 4 klasės? Kai su traukiniu važiavome į Šiaulius ir kai Kauno zoologijos sode buvom. Ką palinkėtum mokytojai Ritai? Kad turėtų daugiau kantrybės ir kad pasitaiktų kita klasė tokia, kuri norėtų išmokti daugiau negu mes. O kuom tau mokytoja Rita patiko? Nes būdavo linksma ir gerai išaiškindavo naujas temas. Jurgi, kuo nori būti užaugęs? Aš noriu būti užaugęs veterinaru. Papasakok kokį linksmą prisiminimą. Šioje klasėje, 2-3 klasėje, man labai patikdavo draugiškai muštis su klasiokais. Dėl ko tau patinka mokytoja? Man mokytoja patinka, nes jinai labai gera mokytoja, ten biškį paragina, jeigu nepadarai, gerai išmoko. Ko palinkėtum mokytojai Ritai? Laimės, meilės ir gerų pirmokų. Kuo nori būti užaugusi? Aš užaugusi noriu būti namų dizainerė. Pasakok kokį linksmą prisiminimą iš 1-4 klasės. Tai linksmas prisiminimas, kai mes visi kartu nakvojom mokykloje pirmą kartą. Dėl ko tau patiko mokytoja Rita? Man ji patiko, nes ji labai nuoširdi ir labai sugalvodavo geras ekskursijas. Ir ko palinkėsiu mokytojai? Aš mokytojai palinkėsiu sėkmės su pirmokais ir gražios vasaros. Kuo nori būti užaugęs? Noriu būti užaugęs profesionaliu futbolistu. Papasakok linksmą prisiminimą iš 1-4 klasės. Kaip mes su mergaitėm šokome karnavalą. Dėl ko tau patiko mokytoja Rita? Nes jinai būdavo linksma visą laiką sakydavo, jeigu nepadarai namų darbų, ten pavyzdžiui, padaryk iki kitos dienos. Ko palinkėsi mokytojai? Linkiu, kad būtų kiti pirmokai geri, gerbtų, kad mokytoja Rita ir kad mylėtų ją. Jomantai, papasakok, kuo tu nori būti užaugęs? Aš noriu būti užaugęs influenceris ir muzikantas. O tu dar papasakok, kokį linksmiausią prisiminimą iš 1-4 klasės. Mano linksmiausias prisiminimas yra nakvojimas mokykloje. O dėl ko tau patinka mokytoja Rita? Man ji patinka, nes ji yra maloni, padedanti ir pamokanti. O ko palinkėsi mokytojai Ritai? Aš palinkėsiu, kad geri bus tų vaikai. 3. Kai aš užaugsiu, aš norėčiau būti verslininku ir turėti savo verslą. Mano linksmiausias momentas buvo, kai mes nakvojame mokykloje. Tai buvo tiesiog kažkas nerealaus. Man patiko apie mokytoją, kad jinai yra labai protinga ir nėra labai griežta. Jinai labai išmintinga. Aš palinkėčiau mokytojai geros vasaros ir gerų metų. Kuo nori būti užaugęs? Aš noriu būti profesionalus krepšininkas ir žaisti NBA. Papasakok kokį linksmą prisiminimą iš 1-4 klasių. Kai atėjau į 1 klasę ir mokytojas dalino kažkokius sąsiuvinius ir pieštukus. Dėl ko tau patiko mokytoja Rita? Man mokytoja patiko dėl to, kad jinai mus išmokino, buvo mažai kartų griežta, bet teisinga. Ko palinkėsi mokytojai? Aš palinkėsiu mokytojai, kad gautų gerus pirmokus ir turėtų daug sveikatos. Aš noriu tapti veterinarė, nes aš noriu gydyti gyvūnus, kad jie būtų sveiki. Man labai patiko nakvojimas mokykloje su mokytoja Rita, nes mes ten žaidėm visokiausius žaidimus ir šokom. Man mokytoja Rita patiko, nes jinai kūrė gražius šokius ir
įdomiai pasakoja temas. Mokytoja, aš linkiu, kad pas ją būtų geri pirmokai, kad jie neišdykautų. Aš užaugus norėčiau būti gaisrininkė. Prisiminimas yra iš 1 ir 4 klasės, kad mes miegojome mokykloje. Mokytoja Rita yra gera labai, nes rengia labai geras ekskursijas. Palinkėčiau mokytojai, kad stiprybės, ištvermės su pirmokais. Ar jau pasiruošę? Vienas. Skaičiuojam. 2, 3. Leidžiam. Malonu, kad